Filmuoju? Šiandien einam apsižiūrėsim, ką mes naujo turim, šiaip daug ką apžvelgsim, bet šiandien noriu pats, nesu taip normaliai apžiūrėjęs jo dar, tai QC modelis, QC liktais, tai yra 1000 vatų, aš pasižiūrėsiu, mes jau turim jį svetainiai. Kiek jisai turi vatų, tai yra 1000 vatų 60 voltų, tai yra 5 baterijos po 20 Ah, kaip prašo. Arba jūs galite rinktis, kiek man žinoma, su ličio baterija. Tai jis nevažiuoja. Šiaip va čia yra labai įdomus dalykas, ką turėtumėm šiaip mes pabrėžti, jis nesistumia. Šiaip... Kodėl? Kodėl? Bet šiaip nėra. Čia kadangi yra specialiai pritaikyta tam tikriem poreikiam, nes ateik čia parodysiu. Aš jau mačiau tą dalyką. Čia yra tokios kaip rankenėlės. Įjunkim. Pažiūrėkit, kokia graži. Šiaip labai didelė. Praktiškai didžiausia iš visų. Aš tokios didelės. Ja, aš tokios didelės nesu matęs. Mygtukų labai daug. Tai su rankenėlėm dar pratęsiu, žiūrėk. Tos rankenėlės yra, jeigu pavyzdžiui, sakykime, yra tokia kaip problema, kad sunkiau valdosi rankos, tai galima su viena ranka valdyti tiek į priekį, tiek atgal. Čia yra toks kaip magnetinis, jis neturi stabdžių, tokių kaip įprasta. Parodyk, va šitokių. Nes kartais būna, kad ar sunkiau paspausti yra, tai dėl to čia yra padaryta tiem poreikiam tokia rankenėlė. Tai va aš, pavyzdžiui, dabar spausiu priekį, važiuoju. Lygiai taip pat, aš su ta pačia rankenėlė galiu į priekį važiuoti, bet lygiai taip pat aš galiu važiuoti atgal. Nieko nereikia perjungti, nei ten pavaros perjungti, nieko, tiesiog valdau priekį. Lygiai tą patį galiu daryti su kairė ranka. Nes yra toks principas, matot, rankenų. Kokia yra iš tikrųjų problema dalinai, prie ko reikės priprasti, nes čia nėra taip paprasta. Gal tu biški iš toliau paeik, aš parodysiu. Dabar žiūrėkit, važiuoju iš galo, važiuoju į priekį ir noriu stabdyti. Atleidžiu, matot, jau turėsit prisipratinti prie to, kaip čia įvardinti, atstumo stabdymo. Nes jisai nėra taip, kad jūs, pavyzdžiui, stabdėt kaip su tokiais stabdžiais ir jis iš karto jums stabdo. Tai lygiai taip pat, dabar aš noriu su gabaritais savo pajausti, atsistoti, pavyzdžiui, galu, o matot, kiek jis važiuoja? Jeigu aš dabar, sakykime, važiuočiau, įsibėgėčiau, galvočiau, kad sustosiu, gali būti, kad aš atsitrenksiu. Bet jeigu jūs turit problemą su su valdymu rankų, kartais būna, kad ar sunkiau valdot, ar pirštai jau, kad sunkiau valdosi, tai labai yra, neįtikėtina. Bet tu gali jį stabdyti tiesiog gazuodams ir atgal spaudams. Palauk. Tu pažiūrėsiu. Bet kaip jį taip čia padaryti, nėra taip paprasta. Palauk, atgal. Toks... Kaip su greičių dėžė. Jo, tai, šiaip realiai taip yra, kad... Pabandom dar greičius ateiti. Čia yra nupiešta vėžlys, triušis. Tai pabandysim dabar triušį. Šiaip, aišku, čia yra ne pats greičio, kaip čia pasakyti, paėmimas, kad nebus taip, kad jeigu triušį paspausit, jis ne taip greitai įsibėgės, bet bendras greitis yra triušio greitesnis, nes triušis už vėžlį greitesnį. Matot? Vat ir stabdymas šiaip yra labai smagus. Lygiai taip pat galiu... Matot? Atbau. Visi triračiai pypsi, važiuojant atgal, tam, kad jūs praneštumėt kitiems. Paaiškink kaip rankenėlės, kad ir kairiai ir dešiniai, ta prasme, tu gali... Nereikia čia kaip su mašina, kad kairiai dešiniai stabdys. Jo, bet aš tau prieš tai rodžiau jau, bet atsimenu. Neklausai. Tai, ta prasme, bet kas įdomu, kad jos atvirkštinės yra, man atrodo, žiūrėk, čia į priekį, o čia į priekį yra stumti, matai? Tai jeigu kairė dešinę, sakykime, reikia, tai vienas eina atgal šitas, o čia atgal eina taip. Čia ištis. Jo, nes jinai turi tą tokį paėmimą. Pažiūrėkim, ką mes turim. Aišku, faina veidrodėliai. Dažniausiai veidrodėliai yra dėl saugumo pas visus, šitie apvalūs. Būna kitokių formų. Bet galiu nusistatyti. Vieną į save, pavyzdžiui, ką matyčiau. Labai geras, sakau, displėjus, mes apie tai jau kalbėjom, bet matot kilometražą, greitį ir kažkokį taip keistą pavadinimą. Ką čia turim? Parodyk. Vieną posūkį rodo? Ne, žiūrėk, čia 2 yra. Tai? O jeigu... Tik į kairį. Ne, aš suprantu, bet matai, čia avarinis rodo. Tai reiškia, o kaip avarinį? Palaikau. Čia yra avarinis. Turi palaikyti į kairę posūkį. Tada avarinis gauna. Tada palauk, išjunkim.
O, matot? Ir čia jeigu šiaip posūkį yra į dešinę, irgi labai maloniai spaudžiasi, nesudėtingai. Aišku, žinot, čia tie posūkiai netiek būtinai reikalingi, bet, faina, kad yra. Jeigu, pavyzdžiui, važiuojat šalia kelio kažkaip tai, kad parodyti, tai tikrai yra vertingas dalykas. Dabar dėl šviesų, matau, irgi yra mygtukas, ką su šviesom čia rodo. Dabar yra, kas šviečia? Ledai. Dabar ledai, palauk. Va, tai čia reiškia, tik tais yra, ilgos. Ja. Tu gali ilgesnis ir ilgasis ir trumpasis. Pažiūrėk, parodyk, matai kaip apsišviečia neblogai. Labai matos čia turbūt šviesos, dienos šviesoj, bet apsišviečia neblogai labai. Taip, ką dar? Žinoma, signalas, kad galėtumėt žmonės visus patraukti iš savęs. Nuo savęs, prasinešti, važiuojat. Taip, dabar apie valdymą apšnekėjom, kiek atsimenu, ne? Dabar pažiūrėkim apie šitą daiktą apskritai. Turi pakeliamas rankenas, praktiškai ne visi turi, bet, daug kas turi. Jeigu būna tokios rankenos, jūs būna pakeliamos tam, kad, jūs atėjot, jums patogiau atsisėsti, tada užsilenkėt. Galite iš vis, pavyzdžiui, nenaudoti, nes, čia nepasidedi tu jų dažniausiai, bet jeigu norit saugiau jaustis, tai reiškia, kad, tiesiog biški prilaiko. Tai yra, negali čia, pavyzdžiui, maišai įsistatyti, nes, aišku, dėžių yra pilna, nežinau, reikės to. Vienas talpa galite įsidėti ir turim kitą. Čia traktas. Pasižiūrėsim, kokio dydžio. Čia pakrovės, aišku, kaip naujam yra. Bet dydis tik konkretus šiaip. Signalizacija dar. Jo. O signalizacija kaip veikia? Žiūrėkim, kaip signalizacija veikia. Uždar. Šiaip didelė tikrai. Labai, sakyčiau, nemaža. Gerai. Pasižiūrėsim. O čia reikia jums? Pabandyk. Palauk. Gerai, dabar. Čia atrakino. Dabar užrakinti. Į ką dabar turėčiau? Matėt? Palauk, čia supipsėja. Dakar. Jau dabar tik bėgti. Žinot, senais laikais būdavo mašinos butose kaukdavo, su tokiais garsais. Viskas baigėsi, jau gali, dabar jau vokti gali, jeigu viską išklausėt. Dar toliau. Čia aš kaip suprantu garsą pakeisti. O čia yra išjungti jaučiu, bet jeigu raktelis yra, man atrodo, įkištas. Neatrakinau, jis pradėjo kaukti. Dabar atrakinau, jau galiu žiūrėti. Signalizacija turi tą žaibuką, kur jūs galite per atstumą įjungti. Tas ir suskambėjęs, įjungia, jūs galite važiuoti. Principo nežinau, kam jis šiaip reikalingas, nes, kam per atstumą. Gal jūs sugalvosit kažką tai panaudoti. Bet užgesinti atrakinimo mygtukas ir jisai užgesta. Jūs galite per atstumą jį valdyti. Lygiai taip pat, jeigu jūs užrakinę esat, tada turit vis tiek atėję prieš įjungiant atrakinti. Taip. Šiaip, pavyzdžiui, ten nuėjote kažkokią tai parduotuvę, nebūtinai jį ten labai saugo. Tiesiog raktelį išsitraukia, dar įsijungia signalizaciją ir jeigu kas nors tik tais atbėgo, tik tais ir jam viskas, gyvenimas baigės. Atsirakinam. Pulteliai. Taip. Reikia uždaryti. Įsidėkim pultelius. Pažiūrim, koks pakrovėjas ateik. Jam eina. Nelengvas čia. Gero dydžio, ką? Čia ličio bus. Ne? Šitas ličias skaitas, ne? Šitą mes modelį apžiūrim ličio, ne? Ja. Tai šitą lygiai, kaip sakiau, galite rinktis tiek ličio, tiek atsidinės. Taip? Ar taip, klausiu? Taip. Režisieriau. Bet šiaip geras toks rimtas atrodo pakrovės. Gerai. Dabar kažkokią dar papirą gali ten įdėti, bet niekam neįdomu. Užrakinam. Kaip čia užsirakinam. O kur pakrauti jį? Aš pats nežinau. Čia? Ne?
Taip. Va. Visuose šiaip daugiau mažiau yra, matau čia, kitur yra gal biški kitose vietose, bet čia yra pasikrovimas, turi tokį saugumo užsidarimą. Kam čia kablys? Tu jau klausiau manęs, kam kablys, aš kaip tik norėjau. Va, čia turit kavai pasidėti, arba gėrimui kažkokiam dėtuvė. Čia aišku tašiai, visada tašiai pasikabinti. Va, patogus, šiaip labai graži spalva man asmeniškai, ruda sėdynių. Būna dažniausiai standartas juoda, bet tokia ruda duoda, gražiai labai. Plastikas net irgi rudas. Dėl dizaino tikrai gražiai padarytas. Beje, jų yra spalvų raudonas, kreminis toksai, ir baltas irgi su kreminiu, man atrodo, ir žalias dar yra. Bet kai kada ten sviruoja, kai kada tas yra, to nėra, bet šiaip dažniausiai tas spalvas turim. Taip, dabar kablys pasakiau, ne? Kiek čia colių ratai? 3,8. Šiaip standartiniai, ne? Ant triračių, ne standartiniai, bet ant mūsų tų einamiausių jie tokie... Dešimtukai. Dešimtukai ant triračių? Ne, būna, čia yra. Tie didesni yra, bet jau matot, čia su tuningu turbūt biški pamandrinti ratai 10 colių. Bet kai didesnį ratas, tai biški didesnis iš savęs aukščiau stovi, tai čia nebūtinai yra ar pliusas, ar minusas, čia tiesiog kaip kam patinka. Taip, į galą ateinam. Tuoj parodysiu irgi gale gražiai šviečia. Va, turim tokį visą ledą, nes labai gerai matysitės. O kaip palauk, jeigu aš važiuoju, nesikeičia šviesa? Ne? Niekas ne. Stabdis užgeria. O atbulinis dekas? Ne. Gerai, dabar jeigu, pavyzdžiui, įsijungiu kitas šviesas, kas čia? Niekas nesikeičia. Tai gale turim elementarų ledą, kuris šiaip gerai labai šviečia. Bet žiūrėk, tu kai gazuoji, jisai nebešviečia, stops. Jisai kai stovi. Tai sakau, tas įdomu. Važiuoji, matai, užgęsta. Tai kai stabdai ir kaip stovi, net kai atleidi, jisai užsidega. Tai reiškia, labai panašiai veikia kaip visi stabdžių stopai. Kad paspaudžiat, užsidega lempa. Tai kadangi čia, kaip minėjom, dėl tų rankinėlių, biškai kitaip veikia. Šitas, čia yra ratukai. Ratukai tai yra tam, kad neapsiversti. Ne? Nes ant tiek greit važiuoja iš vietos, kad... Jo, bet gali būti, pavyzdžiui, įkalnė, gali būti... Šiaip sakyčiau, kad pakelimui ir pavežimui šitam modeliu irgi gerai. Kaip pasakyt, pas visus yra daug, ką yra ratukai. Jeigu, pavyzdžiui, jis yra šiek tiek siauresnis, jisai turi tą galimybę šiek tiek nestabilumui, tam daro tos ratukus. Bet pabandykim, ar mes galėtum jį patemti. O, matot? O, žiūrėkit. Kadangi jisai yra taip padarytas, aišku, jeigu jau sunkiau valdot rankas, pakelti gal neišeis. Ne visada tai bus lengva. Bet šiaip bendrai, tas nėra blogai. Jeigu bateriją įsikraun, prasitempi? Sakykime, įsikraus. Vat ko nereikėtų iškrauti bateriją, kur nors kelyje, nes jau parsistumt bus sudėtinga. Tai va. O ratukai šiaip yra pas visus, sakykime, ten irgi yra ratukai, bet jie daugiau dėl stabilumo, kad, sakykime, neapsiverstume. Tikrai, nors aišku, gal čia skaičiuoja taip, kaip pakelti, patemti. Aš manau, kad dėl šito, ne? Bet šiaip, pavyzdžiui, sakykime, tie, tipo pakelti, patemti. Aš manau, kad jau. Bet, pavyzdžiui, gerai, tai aš tą suprantu vienintelį modelį. Bet šitie jie patys stumės, kam jas kelti? Nori gal ant mažų ratukų pastumti? Nežinau. Šiaip iš dalies turbūt, gal. Bet jeigu, pavyzdžiui, tam padangą nusileidžia ar dar kažkas, turbūt, kad čia toks ekstra ir yra padaryti. Gerai, pavyzdžiui, paimkim šitą svorį. Jis yra realiai tas pats, bet... Gal. Gal taip, bet šiaip aš įsivaizduoju, kai stabilumai gerai. Ypač jeigu ratukai šiek tiek yra toliau. Nes kai kurie ratukai jo, gal yra patempimai. Pažiūrėkim šitą. Eik sau čia tiek kelti, tikrai netikiu. Bet greičiausiai. Greičiausiai patempimai. Taip, ką mes dar galim pažiūrėti? Praktiškai viską apžiūrėjom. Amortizacija. Amortizacija? O čia yra amortizacija? O, yra amortizacija. Turim standartinius porą amortizatorių, o gali irgi amortizatoriai. Šį ir kitus modelius rasit, aišku, pas mus. Kas mus žinot, greičiausiai žinot, kad Mankiui rasit visada didžiausią asortimentą. Tai čia tik tais
Pas kadagus, pas populiariausiai. Populiariausiai yra pardavėjai Mankius LT. Tai ir šį modelį taipogi rasite, ir galite jį užsisakyti internetu, mes atsiunčiam tiesiai į namus, arba galite atvažiuoti ir pasimti. Galėsite ir atvažiavę pabandyti. Tiek Kaune, tiek Vilniuje.